Sveiki atvykę į antrąjį video vlogą. Nu ką, šiandieną filmuosim reklamą. Varom į Mandę kartodromus, Serbentuose, Šiauliuose, Serbentų gatvėj ir Bačiūnų. Nusifilmuosim reklamą, parodysim jums, kaip atrodo iš šono mūsų filmuojamos reklamos. Tai ką, pas mumis rytas, mums labas rytas, pas jumis vakaras, sekmadienis, 5 valandą startuojam, tai gero žiūrėjimo, važiuojam. 2 kartus nesijungiau pažiūrėjau. Tai vlogą naują žiūrėjot po 2 kartus. Po 2 kartus, nes vieną kartą nieko nesuprantam, tai antrą kartą jungiam, kad pažiūrėt dar kartelį, kad viską suprasim. Dabar aišku? Dabar, oi, jau nebeaišku. Tai viskas. Ties to ir paliekam klausimą. Čia 3 gali lėkti per kaimą. Aš matau su priekaba atvarę, tai tą traktorių krausim didelį jau. Naujasis video vlogas jau greitai, jau taip kanale. Mūsų naujasis traktoriukas jau pakrautas ant platformos, išvyksta pas klientą į laukus, į ūkį, kaip sakant. Tai dar papildomai klientas perka vartomą plūgą su 3 plūgais ir aktyvią frezą. Tai ką, važiuojam ir vežam pas klientą traktoriuką. Iki visiems. Varom į moto riderį. Pasimsim Gojasą litrinį. Važiuosim šiandien į Gazas dugnas šou, lygtais vadinas. Ten jų naują laidą per TV3 rodo. Statysim techniką savo tenai. Duosim mašiną vieną kitą pasifilmuot laidai. Nu, reikia draugauti, ne? Jeigu mes turim technikos, jie turi laidą, tai vat reikia kažkaip pasidalinti. Tai varom į moto riderį ir pasimsim 4 litrinį. Mes čia kažkada priešais moto riderį prieš 8 metus bačiavą darbavomės. Pirmus 4 pradėjom vežti, nieką nežinojom. Čia į moto riderį striukę nusiėmiau Martyno technikos, kad nesuprastų, atėjau, sakau, žiūrėkit, kaip čia tepalai keičias, kaip čia ką daryti. Sakau, pirkau 4, viską papasakojo, aš paskui klientam tą patį papasakojau. Nu, visokių situacijų gyvenime, taip ir išsisukam. Va, moto rider, Gojas. Nu, statyti dėžutės yra. Aišku, mane labiausiai tai litrinis tas domina. Sniega peiliai. Ir motociklai. Paimta ir lėkiam krautis toliau kroselką. Dar vieną 4. Netilp čia viskas, čia fūrą reikės savo imti. Stovėt turėtų kurioj vietoj? Pas tave ar ten? Ten ir čia. Nuvarom. 8-3 veža mane. Nu, davai, judam.
Gerą dieną. Labas. Dėkui. O, kaip atrodo scena. Gojas, litrinis, keturatis. Už 2 savaičių jau pas mus Martyno technikoje atvykstat, išbandot ir įsigyjat. Gazas dugnas per TV3 rodys. Idealiai. Idealissima. Išlipsi tu? Gera laida bus? Manau, kad gera. Ir traktoriukai, ir keturačiai, viskas yra. Labą dieną. Na, užstatytas įėjimas. Kaip įeisit, mane? Prašom, prašom. Nebent lauk iškart jau yra, žinot, ko norit. Ne? Na, aš matau su priekaba atvarę, tai tą traktorių krausim didelį jau. Nu, jau krausim. Krausim, važiuosim, lėksim. Cyberis registruotas. Išvažiuoja. Į kokį miestą išvažiuoja? Prienus. Į Prienus. Nu, va, netoli mūsų. Keturios paletės. 4 paletėlės. Dodge Ram 911 Porsche. Ženklai. Oi, čia bus gerai. A ne? Nu ką? Krosauto, prašau. Na. Ir gėlikas. Einam surinkinėti. Va, žiūrėk. Jeigu vaikystėje aš tokį būčiau turėjęs, kas būtų buvę? Kas būtų buvę? Mojus, o ne gyvenimas. Kilimėliai, viską. Nu ką, labas rytas visiems, po 6. Nu, renkas. Kavytas atsigeriam, o ne? Galim. Ir judam į darbą. Pas mumis kada darbas prasideda? 6, baigęs 5. Valandėlę pamiegam ir judam toliau. Kai mes kaip visada degaliniai ir degaliniai. Pilam. Mes ir vėl Šiauliuose. Pasižiūrėsim. Vakar įsikrovė konteinerį. Gavom trimerių. Ilgai lauktų 4-takčių GTM GT4. Fūra mūsų. Varyk, nebijok, taigi ar jau bijo kamerų, ateik, nei vieno darbuotojo nebėra. Fūra mūsų pasikrovus, šitas paruoštas klientui. Technika testuoja, hebrytė surinkta, vešim pas klientus. Motoblokas išvažiuoja į užsienį, nes mes pristatom visur.
derina atsiliepimus apie registratorius, kur registruoja motociklus. Visada problemos. Kaip registruojama mototechnika, visada problemos. Tai regitrai sertifikatas netikras, tai tas. Šiaip iš tikrųjų, galbūt ateityje išleisim video vlogą, kas slypi už nugaros, apie registravimą su žemės ūkio technika, su regitra, kokias susidurėm su kokiom problemom. Netgi va dabar man pašoniai, vadybininkas sprendžia problemas, žinot kokias, kad 100 motociklų užregistruota ir visiems tinka, bet vienas vadybininkas, oi, netinka, man netinka, dokumentai tie patys, kuriems 100 tiko, jam stebuklingai netinka ir jis nesupranta kalbos ar dar kažko. Ir reikia spręsti tas problemas, tai čia yra pats baisiausias, registruojama mototechnika, tam netiko, tam netinka sertifikatas, tas nesupranta, kas parašyta, bet kad 10 metų tą patį prekiaujam ir registruojam, nesvarbu, kad visi registruoja visą Europą, bet pas mumis Lietuvoje kažkodėl sugeba tos pačius motociklus registruojamus, tai priregistruoti, tai nepriregistruoti, tai tokia kasdienybė pas mus. Ką hebrytę veikiam? Ką veikiam, tai žiūrim vlogą visi, negi čia dirbsi. Mes jau viskas. Iš YouTube'ės norim gyventi, nebe iš pardavimų. Atvarėm į Mandė kartodromus. Filmuosimės elektromobiliukus. Tai jeigu norit smagiai praleisti laiką Šiauliuose, tai labai rekomenduočiau sukti Mandė kartodromus ir su vaikučiais. Ir su tėveliais, su visko paskraidinti, palenktyniauti, pajausti tą lenktynių trasą, kam patinka. Aš vėlgi, kaip ir minėjau, automobiliai, technika, kartingai, viskas pas mumis bus. Tai ką, mes einam filmuotis reklamą, o jum gero žiūrėjimo. Baudos, vaikšto nenormalios, klausi, kaip nėra kyla, atsakau aš stabiliai. Mašinos, automobiliai, baisus juda mobiliai, galim lėk lenktynių, nežaidžiam slėpinių, kad tik po rungtynių, žalgirio rungtynių. Nu ką, reklamą nusifilmavom, pamatysit jau pas mus vloge ir aišku, pamatysit Facebook'e. Mūsų reklamas esam Mandė kartodromuose. Ačiū jiems, kad leido pasinaudoti trasa, nusifilmuoti reklamai, tai galite užsukti pas juos. Mandė kartodromai randasi Serbento ir Bačiūnų gatvėje Šiauliuose, tai apie juos galite daugiau ir paskaityti. Tai ką, mes važiuojam toliau filmuotis, lietus pradėjo lyti, tai iki. Tai toks buvo mūsų antrasis video vlogas. Jeigu jums tai patiko, paspauskite laiką, parašykite komentarą, paspauskite subscribe, kad įvertintumėte mus, parašykite galbūt, ko jūs norite, kaip mums patobulėti, arba galbūt kažką parodyti. Tai ką, kelsimės į trečią video vlogą, kuris pasirodys kitą sekmadienį. Tai ačiū, kad žiūrite, likite su mumis, Martyno technika.